gyvenam, draugai, iš tikrųjų keista, ne? Dabar jau yra 2 valandas. Jau žinoma, pamokas pasibaigė. Taip staigiai viską. Atsikėliau kaip visą laiką 5, žinoma, prabudau 4, bet dar pagulėjau iki 5. Tada 5 atsikėliau, nuvariau, prabėgau krosą. Lem kojas iš tikrųjų dabar jau kerta, bet aфиgenas dalykas, kai kojas kerta, nes tai jauti, kad esi pasportavęs. Tai yra labai gerai. Tada padariau presą, padariau krūtinę, tai 2 programas kaip visą laiką. Taip gerai, taip op, nusiprausiau. Tada pavalgiau gerai, sumuštiniu kaip kiekvieną rytą. Ir taip sakau, pafilmuosiu ir kažkaip pamiršau. Pačioj pradžioj tenai iš prieš valgymą, prieš viską dar pafilmuot, pašnekėt, taip va, pasveikinti ryte. Kažkaip uždėjau logą viską. Varyt šulę kažkaip, tada pakalbėti išeinu viskas. Ir išėjau taip kažkaip ir nepakalbėjau, tada atvariau šuliai. Gavau šuliai kalbėti, tada dar atvarė draugelis, tai tada nuėjau vėl su juo kalbėti ir kažkaip nebepakalbėjau. Taip ir viskas praėjo. Sakant, šiandien išbandėme naujus batus. Taip, visai patogus, visai geri, tokie lengvi. Viskas yra gerai, atlaikantys irgi patogus, iš tikrųjų viskas normaliai. Dabar belieka laukti tik tai dablės diržo. Čia, tikriausiai. Lembiški vėjas yra, bet vis tiek, draugai. Vieną dalyką dar nepadarėme, ne? Sveiki, draugai. Labas rytas. Labą dieną. Ar nežinau, kaip labas vakaras, ne? Bet vis tiek, draugai. Oras šiandien tikrai geras. Ir žinoma, vėjas yra, nes kaip vis tiek girdite, mikrofoną labai pūdžiai, pašaliniai garsai labai trukdo. Todėl ilgiau nešnekėjau šioje lievoje kokybėje, susitiksime čia. Taip paprastai yra taip. Todėl vlogui įdomu, nes to laiko nepatiri. Dabar persirengsiu kaip kiekvieną mielą dieną, persirengė grįžnis laiką, visi persirengėme. Žinoma, gal kai kurie nepersirengė, bet abejo, iš tikrųjų geriau persirengti visiems patarčiau, bent jau patarimą, tokia aš niek neklausau, bet nesvarbu. Tas dalykas yra ta, kad reikės pavalgyti. Reikia biškį pavalgyti. Nes blem, jau valgyti noris taip. Yra, žinau, mesytės. Ir žinoma, dar yra. Lydeliai, nevadintume. Žiauriai skanus tokie dalykai, tau žiauriai skanus dalykas. Bet taip. Dar pamokas reikės padaryti, nes tiek padarysiu dar į penktadienio pamokas, tada bus ramu, nes kai tu darai į priekį, pavyzdžiui šiandien. Būčiau vakar nedaręs fiziką, šiandien būtų reikėję daryti fiziką, todėl gali ir padarai, tada būna ramu, tiesiog draugai. Taupykite, kaip sakant, savo laiką, nes dabar padarot, sakykim, ir tada savaitgalį nereikia daryti, nes jūs padarot. Žinoma, vis tiek kiekvieną dieną vis užduoda, bet tas dalykas yra toksai, kad kai padarai viską, nes tiek tu turi laiko prie to kompo, nes nereikia, pavyzdžiui, dabar aš grįžęs iškart prie kompo, neinu visiškai net nejungiu kompą. Anksčiau būdavo kitaip. Anksčiau tai grįžti iškart kompą, mažesnis net, ta prasme, gimnazijai, tai tiek tas laiką taip nebūdavo niekada, nes, kažkaip jau net tas lygis gal, kaip sakant, vis tiek sėdėti prie kompo labai daug. Žinoma, aš nieko nesmerkiu, kas nori tas sėdi, bet tiesiog, kaip sakant, patarimai, draugai, patarimai. Taip, draugai, tikiuosi, jūs ketvirtadienis yra tiesiog nuostabus, nes tai žiūrite ketvirtadienį tikriausiai, o gal ir ne, gal žiūrite visiškai kitą dieną. Todėl tikiuosi, jūsų diena eina normaliai. Ir aplamai tiesiog pozityviai ir nuostabiai. Ir tas dalykas yra tas, kad siekite savo svajonių. Ir taip, mes visą laiką sieksime jų ir mes dažnai tai kartuosim ir kalsiu jums į galvą, kad tiek mes tą svajonį, nes reikia. Jei kas nežinote, čia yra Aivaras. Jei tik tai prisijungite taip pirmą kartą, todėl mes, kaip sakant, mėgstame motyvuoti žmonės ir kartais mūsų epizodai būna tokie įdomesni, kartais būna nelabai įdomus, kartais motyvuoti, kartais ne, todėl, kaip sakant, tikrai žmonės, kurie nori siekti svajonių, išliks iki galo ir kartu su manimi kils, nes, kaip sakant, vienam kilti yra vienam, o kai keliese kilame, tai žymiai geriau, bet tas dalykas yra kilti ir siekti savo svajonių. Ne tai, kad siekti savo svajonių būti žymiam, ne. Siekimas svajonių visiškai kitas dalykas, nesvarbu koks darbas, kažkas. Jei jūs įdėvinate, jei jūs įmylite ir aplamai, va taip, jums patinka, tai yra jūsų svajonė, viskas. Nesvarbu koks darbas, koks atlyginimas, visiškai nesvarbu tokie dalykai, visiškai. Kas jums patinka, tą darote, viskas. Pinigai bus, ir visą laiką bus. Ta prasme, nes jei patinka tai, ką darote, tai tikrai įsiversite, tikrai nenumirsite, tikrai. Bent turėtume, žinoma, gal bus labai sunku kartais, bet tikrai viskas yra įmanoma, draugai, viskas įmanoma. Dabar, žinoma, aš kalbu ir nusirenginėju, nes taip lėmė jau karštą. Bet tas dalykas tiek yra tas dalykas. Tas dalykas yra tas, draugai, kad jūs turite siekti savo svajonių, tai, ką jūs mėgstate daryti. Ir atsiminkite tai, kad mokykla gal kartais nervuoja, bet jei norite būti sėkmingi, ta prasme, norite geresnės ateities, turite praeiti pro sunkius dalykus, tai mokykla galite laikyti prie sunkių dalykų, nes tikrai atostogas jame patinka, ne? Bet dabar pagalvokite logiškai po
12 metų, ne? Nu, pavoj, 13-14 metų, nežinau, kaip ten mokytis tiek tas dalykas. Nu, į pirmokai, bet vis tiek, nu, ta prasme, tie mokyklos periodas tiek 12 metų, 13 metų, priklauso kur mokytis. Ir kaip mokytis. Į tą periodą jūs praeinate, ir viskas baigėsi. Atostogas baigėsi, ta prasme, tada nebebūna tiek daug atostogų ir automatiškai, jei jūs turite, kaip sakant, savo svajonių ir normalų protą, nu, ta prasme, norite siekti savo tikrų svajonių. Jūs išeinate iš tėvų namų, ta prasme, ir pradedate gyventi savo gyvenimą, nu, nes vien, nu, kaip sakant, taip lyg ir man bent jau priimtina, kad tiek, negyventi gyvenimo savo su tėvais, tai tas dalykas tiesiog yra, kad tu pabaigi mokslus, nu, kaip sakant, tiek, viskas jau, tada jau turi savo gyvenimą pradėti, nes jei tu ten tempsi tėvams sprandas dėsi, tai čia net nesvajonių siekimas visiškai, bet, nu, čia tik mano nuomonė, ir tai yra tiesiog taip, ką aš galvoju, ką aš sakau. Iš mano žodžiai vėliasi, bet viskas yra gerai. Yra, žinoma. Žaidimas neblogas, nes, nu, ir dangus, kai matė, visai nieko. Bet taip, dabar, taip, padariau visus pamokas, viską, rytoj ir po rytojų, kaip sakant, dabar visiškai ramu. Užkasti biškį užkandu, daug nevalgiau, kažkaip tingiau. Sakau, reikia ateiti pasiremontuoti dviratį. Tai padariau taip, kad šitą pedalą perdėjau iš šitą, kai man čia dabar tuščias, nes man tasai va sulūžo visas. Paėmiau, neturėjau rakto normalaus, tai teko, nu, ta prasme, turėjau raktą vienam, bet neturėjau tokio specialaus, kad ten įkišti vidų ir atsukti, kur guolius laiko, ta prasme, kad įsitraukti pedalas, tai teko su šito sukti. Taip, jis labai nebūna kada priversti, taip, pabišti, ir atsakau, tada perdėjau ir užsakau taip pat. Paėk, šakant, net pas nesitikėjau, žinau, kad gali būti nieks netikės ir nusišnekės, taip, kad čia nesąmonė šneki, bet taip perdėjau, čia aišku nesąmonė, bet vakar dar gavau tą, kai rodžiau įdėklą, tai va čia taip telefonas nusistato. Taip, op, tada tik taip šitas, op, užsimauna ir viskas. Telefonas laikosi, vakar išbandėme, tai visai nieko, žinoma, pedalas lūžo, tai sunku paminti, bet dabar va sustaisiau. Tai visai gerai. Rankas biškį purinas aplodas bandžiau nuspaust, bet nepavyko. Taip, draugai, šiandien epizodo pavadinimas yra, nu, ta prasme, jau kad šitą yra, ar mokykla mums trukdo siekti svajonių. Aš kad atsakysiu ir ne, ir galite išeiti iš epizodo, daugiau nieko nereikia, jie norėtų tiesiog klausti šitą klausimą. Bet taip, draugai, tiesiog, sakant, biškį reikia pakalbėti, nes šitoje vietoje biškį vėjas užstoja, todėl tai yra labai gerai. Bet tiek, tas dalykas, draugai, yra tas, kad mokykla, kaip ir sakiau, yra toks procesas, pro kurį mes turime praeiti visi. Bet tai yra privaloma, kaip sakant, nu vis tiek, bet apsme, nereikia, kaip sakant, tų dalykų nekęsti ir panašiai, net plem. Jūs, draugai, galite, jūs mokate, jūs suprantate, ta prasme, jūs tiesiog neatsimokinate. Yra toks dalykas, pavyzdžiui, aš kontrolė, ne, aš jau kai sakiau praeitą rugsėjo pirmosios gal epizodė ar kokiam metu, bet aš sakiau tą dalyką, bet žinoma, vis tiek galima pasikartoti, kad tikrai nėra blogai. Kad jūs suprantate, bet jūs niekada nesistengėte, neduodate visų savo jėgų į tą darbą, jūs paskui, aš galėjau, bet aš nenorėjau. Aš galbūt mokėjau, bet aš nesistengiau. Ir paskui taip jūsų vertė žemėja. Ir žinoma, su ta vertė žemėjimu, kiekvienas žmogus, mokytojas, darbuotojas, viršininkas, senas, jaunas, kiti, kurie su protu, kaip sakant, žmonės pagal kitus sprendžia tą nužemėjimą ir galvoja, kad visas jaunimas taip pat žemėja ir yra biškai. Bet jaunimas nėra durnas. Tikrai nėra durnas, bet ta prasme, kai kurie įsikalinėtojai, kurie nesupranta gyvenimo, kaip sakant. Dar nesąmonės ir taip numenkina visų vertę, tai yra labai blogai. Labai blogai. Ir tik dėl jų kalties visi tokie dalykai atsitinka. Pavyzdžiui, dabar ant kelio važiuodamas parodysiu, ką padarė jaunimas, nu tai bet... Paskui aš ten pakalbėsiu, bet nenoriu tiesiog dabar imti galvą, nes yra toks dalykas, kad man neturi nerūpėti. Kas rankas kūrinas? Nes jei aš galvosiu po to žmonės, tiesiog, sakant, aš pats save prarasiu, nes man neturi rūpėti, nes visą laiką turi rūpėti tik tu pats savo, ne kiti žmonės, bet... Nu, pavyzdžiui, man patinka, taip, kad pamotyvuotis kažką, tai man tokie dalykai rūpi iš tikrųjų. Bet reikia jų turėti kuo mažiau gyvenime, nes blem. Tokie dalykai veikia mūsų mintis, viską trukdo mums pasiekti svajonį, nes blem. Žmonės, jūs turite praeiti pro tą etapą, pavyzdžiui, ne? Kad jūs, kaip sakant, turite ego vadinamą, ne? Nu va, oi, ten jūs tą pasakė, aš niekada su juo nesmatysiu, nedarysiu nieko.
Bet atsiminkite tai, gal jis tą, ką žmogus to jums pasakė, jūs jo nekenčiate, ne? Bet gal, dirbdami kartu su juo arba šalia jo, jūs pasieksite savo tas svajonės, todėl nesvarbu, kad ir jūs nemėgstate, ir jūs jo nemėgstate, bet ta prasme, jūs turite dėl vardant savo svajonės būti netoli tų žmonių, kad galime vystyti savo svajonės ir neleiskite savo ego jūsų valdyti, nes pavyzdžiui, sako, ai, man tos mokytas nepatinka kažkas tokio ir viskas nebeičia aš pas jį. Ir va taip jūs viską prarandate ir viskas taip žlonga, draugai. Biškį susimastykit, pagalvokite kartais. Gerai, jūs atbūnate, jūs gal nemėgstate žmogaus ir jūs jums pasakė, kad jūs nemėgstate, bet jūs tiesiog dirbate ir viskas, jūs susitelkite į savo tikslus ir nekreipkite dėmesį į tą žmogų. Ir nevadinkite, kad o čia tos, aš dabar tipo, jūs man norėjote duoti galvą, tai iš karto prišok ir hop. Nu kam? Jei žinote, kad jūs galite išvengti tokių dalykų ir gyventi ramiai. Ir kaip sakant, siekti savo svajonių, tai darykite tai, nes blem. Pakeiskite savo mintis karts nuo karto, nes jūs galite tai daryti, visi tai gali daryti. Ir draugai, blem, jei jūs turite tikslų, prašau, galite išjungti dabar šį epizodą, reikia juos padaryti, kad jūsų gyvenimas būtų žymiai geresnis. Kad artėtumėte savo tikslų, tada galite grįžti jau visiškai neturite veikti, ar esate jau palsėję, padarė viską, tiesiog norite pabaigti šį epizodą. Aš tokia, bet dėl to bus labai tikingi, bet žinoma, jei jūs to nenorite žiūrėti, jūs galite nežiūrėti. Nieks jūs neverčia, niekada nėra jokio prievartos žiūrėti kažkokio video, absoliučiai. Visiškai neturite to dalyko daryti, jei jūs nenorite ir jums tai trukdo. Nes blem, susimastykit. Ir taip mes dabar dažnai tokius dalykus kalbėsime, bet vis tiek, draugai, nes blem. Man svarbu jūsų ateitis, kaip sakant, nes mes visi norime būti, laimingi, kaip sakant, turėti tą standartą ar kažkas to. Taip, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip atsisakymai būti su draugais, kurių jūs nemėgstat, nes, taip, tokie dalykai, pavyzdžiui, tai, kad jūs nemėgstat, bet jūs jaučiate, kad jie jums daro blogą įtaką, tai nebūkit su jais. Taip, žinau, sunku. Man nelabai. Bet, jums gal tai yra sunku, bet kartais pasakykit ne. Ir nesvarbu, ką pasakys, o čia tu tipo, tu tas, pasakys, prašom, durnius, nesakysiu to blogo žodžiu, kurį norėjau pasakyti. Kai jūs tai pavadina, ir kas, jūs nekreipkite dėmesio, jūs žinot, kas jūs toks esate. Jūs žinot savo tikslus, jūs ir siekėt, nes jie jums pavydi, kad jūs atsisakėte ir jūs einate savo keliais. Jie automatiškai nori būti prie jūsų, nori, kaip sakant, imti jūsų energiją. Ir taip jūs tada... Nes kiekvieną protas yra užkontroliuotas, kad o čia laimingas atskėliu, tada taip, taip iš karto ieškote jau, ieškote žmonės taip, o čia heitas, ta prasme, nekentimas, atėmimas energijos, ten visokie nusišnekėjimai, ten visokie blogi dalykai, viską iš karto ieško, čia tas, o iš karto varom. O iš karto su kitus žmonės, teik čia, visus prijungiam, atimam jų energiją, sugadinam jų gyvenimus, viską taip pabiški, viską žlunga. Kiekvienas žmogus turi savo, kaip sakant, žodžio laisvę, kiekvienas žmogus gali eiti savo tikslu. Ir jūs jo einate. Susiimkite, nuleiskite savo jėgų, nes, jūs tai galite daryti, jūs tai galite. Kontroliuokite savo gyvenimą, jūs turite visus dalykus gyvenime. Kartais tiesiog apsižvalgykite, ką jūs turite. Ir vertinkite tai, kas turite. Ir vertinkite tai, ką jūs turite, nes, jūs tikrai daug ką turite. Žinoma, mes daug ko siekime, bet tai yra gerai, kad mes siekiame ir aš tikrai norėčiau, kad jūs pamatytumėte tai, kad jūs pasiektumėte tai viskas, kad būtų labai gerai, draugai. Bet jūs tiesiog turite tai daryti. Ir ne tai, kad būtų aš noriu to ir niekada daugiau nedaryti. Užsibrėžkite, svajokite, viskas yra labai gerai, bet jūs ir siekite to tikslo per visas kančias, per viską, nes tikrai bus sunkus kelias. Aš jums prižadu, bus labai sunkus kelias, bet jei jūs norite pasiekti kažką, jūs turite pro tai praeiti. Gal jums teks net, jei turite merginą, gal jums teks net palikti merginą, nors kaip jūs nenorėtumėt, jei norite, kad jūsų, kaip sakant, gyvenimas arba vaikinas, tas pats, kad jūsų gyvenimas būtų tenai, nežinau, pasiektos jūsų svajonės. Aš nesakau, kad dabar viskas paliekate vykdytas svajonės, ne. Ta prasme, jei matote, kad kažkas yra blogai, ta prasme, jūs stabdo kažką, jūs negalite, tai sustarkite, arba, kaip sakant, tada bendraukite taip, kad aš siekiu savo svajonę ir mes vakarę, sakykime, būdų vėl sueinam, vėl būdų, taip, draugai, partneriai, vaikinas su mergina, viskas gerai, bet taip, kad sueinam vakarę, pavyzdžiui, išgeriam arbatos, pasikalbam, viską vėl, tada vakarę einam, vėl dieną, norite atsikeliam vėl visą dieną, ten siekiam savo svajonę ir vakarę, sakykime, vėl būdų sutinkam. Taip, viskas normaliai, nes jei, kaip sakant, vienas kito netraukia nuo savo svajonių, kad būtų kartu. Susimąstyk biškį, draugai, susimąstyk, svarbiausia, arba draugai. Aš būnu dabar su draugais, pavyzdžiui, laukia iki 10, iki 11, iki 12, ne? Ir automatiškai jūs netenkate to brangaus laiko, kurį jūs galėjote padaryti namie, padaryti namų darbus, tas svajonės savo susidėlioti, ta prasme, visus tikslus. Gal net pasportuoti, jūs, pavyzdžiui, neturite to kūną, bet norėtumėte to kūną. Ir taip viskas taip eina, taip kiekvieną dieną, tas pats per tą patį. Taip negalima.
Tikrai taip negali. Geriau pasakykit, va, viskas eina. Kur savo keliais, jie eina, kur jie nori, jūs dirbat, siekit savo svajonę. Taip, nežinau, kiek metų visiškai, bet nesvarbu. Galėsiu pasiekti savo svajonę, bet tikrai nereikia nustoti dirbti. Aš nepasieksiu savo svajonę. Dirbkit. Tikriausiai vedimai mane dažnai užplūsta ir aš dažnai jas išreiškiu, todėl šią Aivaro vlogą labiau yra motyvaciniai, negu visokie fani ar kažkas tokio, nes mes esame rimti, bet laimingi žmonės, kaip sakant, mes vis tiek mėgstame pasidžiaugti gyvenimu, viskas yra labai gerai, bet mes norime motyvuoti. Aš noriu motyvuoti. Ir aš tikiu, kad jūs galite iškilti. Tiesiog, draugai, dar vieną dalyką, kurį noriu pasakyti, tai yra tas. Pavyzdžiui, niekada nepavydėkite kažkam kažko. Niekada. Jūs geriau pakeiskite savo mąstymą. Pavyzdžiui, geriau linkėkite jam pasiekti dar daugiau. Linkėkite jam, kad pasiektų viskas gerai, kad gauti 10 ar kažkas tokio, tokie dalykai visi. Nekeiskite, nesvarbu, kaip jis mokas ir kažką. Linkėkite, pavyzdžiui, maldės, pavaryk ar kažkas tokio, šunuolis, gerai pasimokinais, davai sėkmės kontrolinį, gauti 10 daug dalykų. Svarbiausia yra nekelti. Geriausia mylėti, pavyzdžiui, būti laimingams. Tiesiog visus palaikyti, viskas bus labai gerai tada, nes jei jūs išsikovosite tą, kaip sakant, gerumą savo širdį ir protę, tai dar gyvenimą bus žymiai gražesnis ir bus viskas tiesiog nuostabu. Ir taip, dabar aš praeisiu, sako, šitėti, vis kiek žinau, mašiną gal nusipirkau, kažką ten kiek girdėjau. Tai va, žmogus, kaip sakant, gyvena savo gyvenimą, turi 2 vaikus. Pildo savo svajonės, tėvas ne, nes norėjo sūnaus, o nes susilaukęs sūnaus prieš 3 metus, aš esu krikštatėvis, tai viskas yra gerai. Va, norėjau mašinos, įsibrėžė tikslą, dirba, dabar mašiną nusipirkau. Tokie dalykai yra labai įkvepiantys iš tikrųjų kai kuriems žmonėms, todėl yra labai daug pavyzdžių ir mes labai dažnai apie tokius dalykus kalbėsime. O dabar aš judu, o jūs irgi judate savo svajonėse, savo galvoje ir vykdate savo tikslus. Bet žinoma, mes dar susitiksime vis tiek kažkurioje vietoje. Gal naktį, gal dar ne, žiūrėsime priklausomai nuo viso kito, todėl judame pirmyn. Na taip, draugai, šiandien nedirbame pas tą krikštatėvį. Šiandien, kaip sakant, poilsio diena jam iš jo pusės, nes tiek mašiną nusipirkau, tai šiandien noriu tiesiog taip pabūti ramiai. Šitą, kaip sakant, pasimėgot mašiną, gal taip reiktų pasakyti ir tiek. Tai dabar dar mama tenai sėdi. Aš jau šiandien išvariau, grįžau namo, nes man reikia skaityti knygutę. Kiekvieną dieną po 20 puslapių, nuo vakar neišėjai, nes vakar dirbom, tai šiandien reikia, turiu galimybę, šiandien reikia paskaityti 20 puslapių, tada paspręsti kietų daug. Ta prasme taip reikia, nes tiesiog kuo greičiau tai išsilaikys, to geriau bus. Žinau, man kitais metais dar tik 18, bet tas pagrindas vis tiek toksai dalykas ir tiek, draugai. Gyvenimas gražus, draugai, tikrai toks yra gražus, ne, bet rimtai tai tiesiog šiandiena tokia visai nieko buvo, ta prasme, mokykloje spaudimas kaip visą laiką yra, todėl tai yra gerai. Nes mes mokomės, mes esame 12, reikia egzaminus gerai išlaikyti, tiesiog biškai, kaip sakant, šiemet. Nors kaip pačiu pradžiai, bet tikrai daugiau įdedu darbą negu įdėjau praeitais metais. Todėl į taip toliau ištempsiu viską, tai bus labai gerai. Jei nesusivarysiu ir bandysiu nesuvaryti ir stengsiuosi, nes blem reikia. Tai rimtai reikia. Ta prasme, nes vis tiek, jei nemokama susipažymį, geriau lengviau mokytis gyventi, kaip sakant, ne. Todėl tai yra mąstymas, bet žinoma, nepavyks, bet galimybės visokios yra visą laiką visas ir galima jų pasiekti. Taip, padariau visus darbus, kas reikėjo. Fuck! Žaliai šiandien nupjoviau, pamiršau. Na va, vieną darbą nepadariau. Tai gal reikės padaryti kažką kitą dieną, nes reikės padaryti. Blem, nieko nepadarysi, taip jau atsitiko. Sustabdžiau kažkaip filmavimą ir visą minutę kalbėjau nefilmuodamas, tai pamačiau, kad nefilmuoju. Taip jau rubiškai, bet ne, taip. Taip viskas gerai, visus darbus pasidariau. Ta prasme, be žalio pjovimo, taip va, viskas susitvarkiau, viskas yra normaliai, užtikrintai. Pasportavęs ir toje vėl rytais pakeliame sportuojam, todėl viskas yra normaliai. Buvo motyvacinės kalbos šiek tiek, todėl biškai gal susimastysit. Nes taip reikia iš tikrųjų. Taip, ačiū, kad žiūrėjot. Žinau, kad dabar mažiau žiūriu žmonių, nes vis tiek mokosi, siekia sąsvajonių, todėl tai yra normalu, bet vis tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat. Svarbiausia, ačiū, kad prenumeruojat. Ir nors šiek tiek norite tapti motyvuoti, kaip sakant, ne. Neklausykit draugai, kas sako, kad tai jums už nugarų. Nes blem, jie yra jums už nugarų, o jūs esate prieki.
Tai reiškia, jūs esate žymiai geresni. Ir taip, draugai, sutiksime rytoj, išlikit pozityvus, laimingi, šypsokitės, draugai, šypsokitės ir žinoma, siekit savo svajonių. Ja! Gyvenimas yra gražus, draugai, tikrai jis yra toks.